Bream Bandits klubo sekėjau. Šiandien atvykau. Ogi, ko gero visiems puikiai žinomas posūkis į antrąją betoninę krantinę Skirvytėje. Taip, šiandien Skirvytė. Jau matau iš čia, kad mašinų yra. Įdomu, kaip su vieta seksis, bet manau, kad rasiu. Turiu ir pedaną, ir brydkelnes. Tai be problemų. Aišku, šiuo metu, ko gero, reikia žvejoti kur sekliau. Tai važiuosiu į antrą betoninės krantinę patį ten galą, miškelį. Nu ir žiūrėsim, kas ten. Matau, kad ten prasideda kolchozas, nes ten žmonių daug. Čia va, kaip matote, priešai salą, vasarinės vipinės vietelės tuščios. Sėsk ir gaudyk. Nu žiūrim, važiuojam, ką parasime mes ten toliau. Nu ką, viskas, įsiskenavom dugną, susiradom. Tai apie 40 metrų atstumas. Ką, pradėsim didelėm šeryklam jaukintis. Pasiaukinsim biškį taškiuką. Duosim kasteriuko. Paskui sekančią, manau, su matyliu. Tokiom didelėm šeryklam. Oho, koks didelis. Startiniam 4 suvarysiu ir paskui biškį tiesiog patempuosiu stipriau su mažesniam šeryklom. Nes jau čia dabar varau tai tokiom kamazais gerais. Žmonių tai belenkiek, labai daug žmonių. Aišku, nėra ką norėt, karštis kimba. Visi pagauna, tai normalu. Šiandien penktadienis, tai manau, kad dar kiek privažiuos žmonių, tai kiek bus čia jų. Dėsios. Šiam gramų šeryklą. Tikiuosi, kad laikys, nes nepanašu, kad srovė labai didelė būtų. O žolės kažkiek neša. Dedam va, Atoros uždarą šeryklą. Nu, didelį kablį. Manau, kad čia didelės įtakos labai neduos kablys šiuo laiku. 0,12 pavadėlis. O tokį masaliuką. Pažiūrėsim, kas bus su šiam gramu. Labai įdomu. Tikiuosi, kad laikys, tada labai maloni žvejyba. Opa. Pukšt, dar net nespėjau išmest, o jau nutrūko. Nu ką, va, pirmasis parkuojasi. Opa. Šiandienos pirmūnas. Op. Nu ką, prabėgo geras pusvalandukas. Turiu jau 2 galvelės. Nu, tokios visai neblogas galvelės. Kilo plius. Dabar padaviau slieko. Žiūrėsim, kas bus. Gal koks didesnis išvažiuos. Reikia bandyti, žiūrėti. Pagrindas tai sliekas ant kablio. Ką prasukau, tai dziką dedi, tai koją užkibo, pagavau.
Tai realiai tik tais sliekas, 2 sliekeliai, 3 sliekeliai. Šiaip pagavau didelės porcijos, 3 sliekus sudėjau ir dzikų uždariau ir išvažiavo. Nu, ir turim karšį. Nu, puiku. Toks piktesnis, gal stambesnis koks. Oi, kaip smagiai joja. Nu, labai smagu. Nu, slieko padaviau, patiko visai. Tokie va karšiukai, nu, labai smagus. Nu, šitą paleisiu, šitas gal mažiausias šiandienas. Gal biški didelės šėryklos baidosi jie? Nesusimažinau šėryklą ir atrodo, kad labiau patiko jiems. Nu, žiūrėsim. Ką antras metimas parodys. Realiai ant kablio dedu dendrą. Nežaidžiu su to mėšlinuku. Turiu ir mėšlinuko, bet kažkaip... O. 2 slieko gabalai. Ir 2 dzaikus uždėsiu. Opa. Opa. Va tokį va. Bum. Nu ką, rytaškiuką. Lemba to žolės priekį yra. Reiks jaučiu gal išsivalyti vis. Sunku išmesti. Kad nebūtų kabliukas žolėse neliktų, tai reikės gal pasimti peiliuką biškį prasivalyti. Arba stotis reikia, subinę pakelt nuo platformos. Nu žiūrim. Pasiemam laiką. Kas čia bus, kas čia bus, kas čia bus. Nu, nebuvo čia tokio greito kibimo. Nu, realiai va, minutė 20 prabėgo. O, kibimas. Pralaukiau, man ne. Nu, ir dar vienas. Matai, biškį susimažinau šėryklą. Geriau. Bet šitas gal nedičkis bus. Manas nors iškart davėsi. Arba atvirkščiai, dabar didesnis. Ir palei krantą duos džiazo. Na, žodžiu. Žvejyba panašu, kad bus bombinė. Po biškį tik kūrėsi. Oi, jau, nenori eiti. Nu ir sušilo, saulutė išlindo ir
Ir žuvelė labai maloniai pradėjo judėti. Tik dydis toks visi vienodi, nei vieno bėgo. Va tokie visi, aišku, labai gražus. Kilas plius. O koks piktas. Jėta. Jaunuoli, mes tave paleis. Opa. Plauk. Va, šiek tiek dziko karpyto, jauka. Nu ką, ant kablio radau, kad matilis su dzikeliu atneša stambesnį karšį. Jeigu slieką uždedi, mažesnį. Pažiūrėsim, dabar galvoju, kiek aš čia 4 iš eilės išsiėmiau. Kalną matiliuko. Na, va taip va gražiai uždarai. Dzaiku. Ir kitų dzikelių. Nu, pam. Žiūrim, per kiek laiko bus atsakas, bet čia dabar gan greitai 4 išvažiavo. Nu, žiūrim. Kiek? 2-30 sekundžių praėjo. Nu va, 4 išėjo iš eilės ir ramu. O, kibimas. Prisilietimas. O. Ir toks plemba. Net neatsargus labai, nesrovinis tas, kur būna. Bam ir užlanksta. Nu, luktelsim, gal įsidrąsins. Panašu, kad gal net ne karšiukas. Toks kibimas kai kuojas. O, nieks nepalies ten kablio. Matai, kaip įdomu. Nu gerai, davai, duodam iš naujo. Šįkart be gyvo, pasitikrinam. Nu, gražus, bet apčiulptas, toks, sakyčiau, buvo burnytė. Reiškės, anksčiau reikėjo kirsti. Zikelį pakarpysim. Ir mateliuką biškį dėsim į vidų. Ir dar perkirpsim mateliuką, tokį padarysim čiukšt. Opa. 2 minutės išlaukimas. Gal stambesnis biškį. Toks atrodo. Iš toliau tvinksi jau.
Nu, gražuolė. 23. O toks va. Opa. Opa, vėl plauk. Ką, parkuojam dar vieną. Jau bus 24. Kokie jie pikti palei krantą, oi. O, koks. Nu ką, žvejybą baigiau. Kosminę gerumo žvejybą. Skirvytė mano geriausia, apskritai ko gero geriausia mano žvejyba. Tai viso pagautos 28 galvos. Visi karšiai nuo 8-900 ir viršų. Didžiausias ko gero 1-2, 1-3. Nepapolė didesnių. Nu, bet kybo smagiai. Geriausiai kybo ant matilio su dzikeliu, sliekas su dzikeliu. Ant didelės porcijos slieko kažkaip sunkiai. Kai vietiniai gaudo visi su didelė porcija slieko. Tai ne. Man geriausiai 5-7 matiliukai. Dzikelių uždarai, neuždarai. Slieką kartais uždedi ar slieką ir matiliuką uždarai. Nu, tai tokia ta žvejyba. Tai, nu, superinė. Oras išsitaisė, gražus. Ačiū, kad buvote su mumis. Ačiū, kad sekate Brim Benets kanalą. Ir ką, iki sekančio karto.